Labas vakaras, mėly Telšių ir Plungės vaikučiai, jų tėveliai ir seneliai. Sveikinu jūs atvykę šiandien iš tolimosios Laplandijos, kad galėčiau pabūti su jumis iki labai gražios ir didelės šventės Kalėdų ir Naujųjų metų. Išvykau iš savo šalies, ten jau buvo atėjus žiema, atvykau į Žemaitiją ir sniego dar nebuvo. Bet va, atvykęs į Plungę ir Telšius pamačiau, kad čia jau prasidėjo žiema. Taigi, mane atlydėjo tokie du garbingi palydovai, tai grafas Monhausenas ir snieguolė Natalie. Tai va, jie man talkins, organizuojant visas tas gražias šventes, ir čia sužinojau, kad kabelinė televizija Parabolė surengė tokį pirmą kartą didelį šou, tai konkursą ir senelio garbei bus sveikinimai. Jie skambės gruodžio 17 dieną Telšiuose ir 18 dieną Plungėje. Visi vaikučiai, kurie norėsit pasveikinti gražiai Kalėdų senelį ir savo galbūt net artimuosius, prašom dalyvauti šitam konkurse, o jūs užregistruos tėveliai, kurie yra kabelinės televizijos žiūrovai ir kaip čia abonentai. Taigi, mėlieji, kviečiu jūs visus į didelę prieškalėdinę fiestą. Taigi susitiksim vėl vakarais prie tokios puikios naujametinės eglutės ir kalėdinės, ir jūsų laukia daugybė dovanėlių, gražių pasveikinimų laukia ir jūsų Kalėdų senelis. Ačiū tiek pirmajam prisistatyme Plungės ir Telšių žiūrovams. Dangaus vėl vyras snaigės, gruodžio mėnuo baigės. Namuose eglutės stovis, pirkšlepetės palovin. Laukiu dovanų, kaip senelės kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Veltui jaudinasi mama, kažką spintoj slėpdama, juk teisybė tėtis sakė, eit patogiausią naktį. Laukiu dovanų, kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Kad suvažiavo tiek svečių, nebesusėda daug stačių, o teta tokia išbalus, gal nepatinka balius. Laukiu dovanų, kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Mano valioje būtų, nieks nerakintų būtų, padarytų sieloj vietos, kad ateit Kalėdos. Laukiu dovanų,
kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Laukiu dovanų, kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Laukiu dovanų, kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Laukiu dovanų, kaip senelis kailinių, kaip močiutė akinių, kaip šunelis kumpio. Ar tu matei, kada didesnį juoką, kai vakarai Kalėdų senį šoka? Lyla, lyla, la, 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 la. Lyla, lyla, la, 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 la. Vienas ėjo į svečius, sutiko dar 5, kurėjo tapo nesvarbu, bet buvo jau 6. Kai prisijungė 3 keli, nusprendė, kad yra Kalėdų seniai 9 kompanija gera. Ei, ar tu matei, kada didesnį juoką, kai vakarai Kalėdų senį šoka? Lyla, lyla, la, 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 la. Labą dieną, aš Klaudijus iš Kauno. Aš visus sveikinu su šventom Kalėdom. Ir blondinės, ir savo draugą Radžį. Pim, pim, ką daryt, jei tavęs nemyli niekas, o tu taip visus myli. Ką daryt, jei tu dirbęs per dieną ir vargšas esi? Tadadam, tadadam, pim, pim. Čiuožia rogės, kur matai, balti sniegų laukai, o kaimo pakrašty kažkas jau švenčia Kalėdas. Įeina senis karčiamon sušalęs, o tenai visi jam šaukia su šventom ir sveikina linksmai. Ei, ar tu matei, kada didesnį juoką, kai vakarai Kalėdų senį šoka? Lyla, lyla, la, la,